Investicinė sąskaita. Daugam susuko smegenis. Toks klausimas dažnai sutinkamas, ar privalau deklaruoti investicinę sąskaitą, jeigu aš investuoju. Tai ne, tokios prievolės nėra. Jūs norite deklaruojate tą investicinę sąskaitą, norite nedeklaruojate. Tai viena. Antra, ar galėsiu 2027 metais deklaruojant, tik tada deklaruoti investicinę sąskaitą? Taip, jeigu šiais metais jūs pradėjote investuoti per investicinę sąskaitą, tai natūralu, kad deklaruojant pajamas už 2026 metus pas jūs atsiras investicinė sąskaita ir jūs deklaruosite įnašą į investicinę sąskaitą ir toliau jau ten visus vykdomus veiksmus. Taip kad prievolės deklaruoti investicinę sąskaitą tikrai nėra. Vienintelis dalykas, kad jeigu jūs investuojate jau seniai ir turite portfelius iki 2024 metų gruodžio 31 dienos, tai šis laikotarpis yra tas, kai galima tas savo turimas investicijas sukelti į investicinę sąskaitą. Tai va, o investuotojams kokybišką turinį labai kviečiu žiūrėti mano kolegų Financial Lithuanians kanale. Tiek YouTube, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e ir netgi TikTok'e. Ir yra puslapis FLLT, taip kad informacijos vežimu vežk. Jums belieka tik tai mokytis ir tada spręsite, čia jums reikalinga ta investicinė sąskaita ar naudositės tais 500 eurų kart 3, taip sakant, neapmokestinamais pinigais. Nuorodą paliksiu komentaruose, Instagram'e nuoroda į komentarus neįsikelia, taip kad fl.lt. Protingų sprendimų.